Labas rytas ir sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Šiandien yra pirmadienis ir aš visą laiką vėluoju dabar ir bėgu į autobusą. Aš visą laiką, kai sugalvoju, kad aš vis tiek spėsiu susiruošti ir dėl to nusprendžiu, kad atsikelsiu vėliau, bet 10 minučių tada nespėjau į autobusą. Reikia žiauriai skubėti, kad spėti į autobusą. Vakar pagal idėją buvo paskutinis savaitgalis, kai dirbu šiemet. Bet kažkaip visiškai taip neatrodė ir labai gaila, kad paskutinis, nes atrodo dar noriu dirbti, bet sezonas užsidaro, tai nelabai bus man darbo daugiau. Tai, iš dalies gerai, nes dabar turėsiu daugiau savaitgalių ir galėsiu geriau pasiruošti mokslams. Bet vis tiek liūdna. Žinokit, šiandien žiauriai šalta, dabar tik 4 šilumos. Ir aš baigiau sušalti, todėl prašau atsiųskit pagalbą. Baisiai dūsto. Reiks mes trakyti. Mokyklai taip šilta, einu iki spintelės pasidėti striukę ir daiktus. Pirmas spintelės atėjo mergaitė. Sėdėjo laukė, tai aš negalėjau filmuoti, rodyti daug ką vykti, nes norėjau šiaip papasakoti kažką. Reik plaukus atsišukau. Šiaip iš tikrųjų, mane taip erzino. Aš šunku nepaėmiau. What? Ką aš dabar darysiu? Aš tikiuosi, kad aš tą šukas turiu spinteliai kultūros aprangos maišę, nes aš šiandien pasiėmiau mano kultūros maišą. Nes jeigu ne, tai čia yra labai blogai. Aš jau noriu padaryti savo aktą. Žinot, ką aš pastebėjau? Kad aš čia realiai pradedu žiauriai daug filmuoti, ten kažką pasakoju ir panašiai, nes jis tada būna užsimotyvavus labiausiai. Ir po to per visą dieną dėl visų pamokų ir visokių reikalų aš pamirštu filmuoti. Ir tada tiesiog būna video sudarytas iš ryto mano dalies kažkiek ir po to, kai numarau dažniausiai, tai aš dabar bandysiu kažkaip nepamiršti filmuoti ir pakeisti šitą dalyką, nes dėl to ir gaunas tikriausiai tokie trumpi video. Tai va, dabar einu tikriausiai pirmą aukštą prie biologijos. Parašėm istorijos darbelį. Tai jaučiu kokio negausiu maksimumo, bet neblogai turėčiau gauti. Šiaip, manau, gerai sekės. Reikia dabar pasidėti daiktus. Įsimt kitų knygų ir naujus įsidėti. Nes per sunku šiaip nešiotis tiek knygų vienu metu. Valgom. Jau pamokos, aš kaip sakiau, kad nepamiršiu filmuoti ir pamiršau, tai sorry. Dabar einu iki stoties, nes mane šiaip nuo Maksimos turėtų pasiimti ir važiuosiu į Elektrėnus. Žodžiu, dėl to, kad vasarą dirbu pagal programą jaunimo, tai mūsų susirinkimas ir ten reikės reflektuoti apie viską, tai dabar einu laukti. Šiaip aš realiai dabar taip miegoti norėčiau, taip pamiegoti gerai, nes aš mažai valandų miegojau, nes aš vakar miegoti pusę pirmos. Ir dar tame esmė, kad aš nežinau, kaip aš namo grįšiu, tai tiesiog tobulą dar reikia sugalvoti, kaip grįžti, nes į autobusą tai nespėsiu. Atvažiavau į Elektrėnus į jaunimo parduotuvę. Dabar einu į antrą aukštą, nes bus susirinkimas. Žodžiu, buvo toks mini interviu apie mano darbo patirtį, tai pasakiau viską ten, kad labai gerai buvo. Po to, ačiū Dievui, atėjo dar žmonių, nes aš pradžiai viena buvau ir grinai buvo tiesiog su manim interviu realiai. Bet po to atėjo dar žmonių, tai dar jie irgi pasidalino savo patirtim. Šiaip žiauriai įdomu buvo paklausyti ir kitų patirtį, nes mano tai tikrai gera buvo. Dabar jau mane atvežė namo, tai einu namo, labai pasisekė, kad radau su kuo grįžti. Prisiminiau, jog žadėjau pasakyti žodžių vardus jų visų. Tai čia yra Saja Sahara. Taip. Čia yra Tedis. Taip. Ir čia yra Tipsė. Tipsytė. O kitus gal kitą kartą parodysiu. Žodžiu, tai dabar grįžus namo, kokias geras porą valandų, aš dabar tiesiog tinginiavau ir nieko neveikiau. Tai supratau, kad man reikia užsimotyvuoti dabar eiti daryti namų darbus ir mokytis, nes ir to įrašom anglų žodžius.
Tai pirmiausia, ką aš padarysiu, tiesiog susidėsiu knygas, nes aš kai susidedu knygas, man, tada turiu išeiti iš kito kambario, išlipti iš lovos, nueiti į kitą kambarį, pasiimti kuprinę, knygas, tada jas susidėti, susižiūrėti, kokios yra pamokos ir kai tai padarau, man tai padeda, nes aš jau neturiu kur dėtis, jau kadangi turiu tas knygas, kurių rytoj reikia, tai galiu pradėti namų darbus daryti, nes jau vis tiek lovai nebegaliu ir galiu kažką naudingo padaryti. Tai čia toks lifehackas, ką daryti, jeigu žiauriai tingi kažką daryti ir namų darbų nenori daryti. Rytoj žiauriai easy pamokos. Aš visą laiką deduosi knygas pagal eilę, nes man tai padeda tiesiog atsiminti mokyklai, kokią pamoką po kurios. Bet aš palikau spintelį savo lietuvių sąsiuvinį, tai aš praleidžiu ir deduosi matematiką, nes man rytoj anglų, longas, lietuvių, tada 2 matijas, be lietuvių ir kursą. Labai gerai, nes mažai knygų ir lengva kuprinė bus. O dabar einu daryti pamokas. Dar įsijungiau Seimo debatus prie namų darbų. Kažkur pusę žodžių taip pasimokiau, dar biškį pažiūrėjau ir dabar einu su draugė į lauką. Taip, pasimokiau jau, padariau namų darbus, o dabar dar einu spręsti teoriją, nes praeitą savaitę tiesiog mokiaus teoriją teoriškai, o šitą savaitę nusprendžiau, kad jau noriu dabar spręsti kad siugdyti įprotį spręsti, tai einu spręsti dabar teoriją. Aš jau tu atsijungsiu, aš jau tą teoriją mokaus ir tiesiog realiai miegu, tai einu miegot. Ačiū, kad žiūrėjot ir